Sveiki, brangieji. Šiandien padarysim kainų reidą skirtą kavai. Ir gal prisimenat, metų vidury Maxima inicijavo kainų nukalimą, kaip jie čia pavadina, visada kaip ir akcijas. Ir tai iš tikrųjų turėjo įtaką visai rinkai. Tai norim apžvelgti, kaip tai keitė kitų prekybos tinklų kainas ar keitėsi kainos pačioj Maximoj. Taigi tam paimsime, sakykime, taip palyginamasias pozicijas. Na ir kaip visada pravažiuosime pagrindinius tinklus. Taigi žiūrėkite į kitus epizodus. Tai ką, pradėkime turbūt nuo Lavazos. Taigi Lavaza Quality Oro 250 gramų ir Lavaza Clubas 569. Taip, Jakobs Kronung 699, Delmaier 500 gramų 699, Paulik Classic 649, Paulik Presidenti 729, Merrill Cup 500 gramų 629. Tai turbūt būtų pagrindinės pozicijos, ant kurių galima būtų pasimatuoti. Na ir ką, važiuosim pasižiūrėti, kokios kainos yra kitur ir galėsim pasilyginti. Šiaip galbūt pagrindinis motyvas, tai kad tai yra turbūt pirmasis žingsnis, kai prekybininkai atsisako tokių pseudo kainų iškelimų, nuo kurių po to mums dalina nuolaidas. O čia pavyzdys, kaip kainos gali būti patrauklios ir be jokių tų tokių proginių nuolaidų, kurių reiškia mes privalėjom vaikščioti iš vieno prekybos tinklo į kitą. Taigi tiek iš Maximos ir žiūrėkite kitus epizodus.